Agnė iš Šiaulių. Kodėl tik pagalvoti reikėjo? Nes šiaip iš Kuršėnų, bet gyvenu Šiauliuose. Ko čia atvažiavot? Atvažiavau čia pagerinti regėjimą. Nes mano minusas stiprus, -6 plus astigmatizmas. Apie tas regėjimo praktikas jau esu girdėjus anksčiau. Esu kažką darius, bet tiesiog norėjusi vienoje vietoje, kur yra žmonės, kurie tai jau yra patyrę savo kailių ir gali tuo pasidalinti, kad nereiktų klaidžioti labai. Ir dar plus, kai skaitom knygose, ten labai neaiškiai viskas parašyta, tai tu galvoji, ar tau tą juostelę čia klijuoti, ar tau tą juostelę čia klijuoti, ar dar kur, tai tiesiog norėjos kažkokio rezultato ir įrankius, kuriais galėčiau dirbti toliau. Radom ir tikriausiai daugiau radom, nes buvo visko ir mankštų, ir šokių, ir daug draugų, ir tiesiog visi labai susibendravom, tai labai smagi atmosfera. Su regėjimu tai matosi pagerėjimas. Aišku, negaliu sakyti, kad jis ten super ir aš matau viską ryškiai, aiškiai ir panašiai, bet tikrai buvo momentų, kai mes žaidėm su tais kamuoliukais ir mačiau beveik visą lentelę, ko tikrai negalėčiau pasakyti, kad mačiau anksčiau, tai tie tokie pragerėjimo blyksniai tikrai yra, tai tikėkime, kad jų bus ir toliau ir tiesiog tas regėjimas gerės. Susaulužę saulėlę, susiglausim kaktomis, ir šventąją ugnelę, suliepsnosim širdimis. Iš tikrųjų buvo daug momentų ir tiek tie rytiniai maudymaisi su mankštom smagiom, tiek naktinis žygis, kur mes su mūsų komanda, nors ir atėjom paskutiniai, bet mes buvom būrys ir mes tikrai labai smagiai praleidom laiką, nes ir į griovių savo norų šokinėjom, nuo mašinų slėpėmės ir pro stovinčius namus bėgom, nes ten gali kas nors išlįsti, tai tiesiog buvo smagu. Rekomenduočiau ne tik tiem žmonėm, kurie galbūt nori pagerinti regėjimą, bet ir labiau atsipalaiduoti, galbūt pakeisti gyvenimo būdą, šiaip pakeisti gyvenamą aplinką, tikrai. Nes pasisemsit daug pozityvo, pasisemsit daug naujų idėjų, tiesiog išsijudinsit truputuką ir aišku, turėsit įrankis.